tikras dvasinis kelias ar žaidimas juo, tai klausimas, kuris nuolat skamba mano galvoje. Aš seniai vystau žmonės dvasiškai ir labai atidžiai stebiu savo mokinius. Ar jie teisingai eina šiuo keliu, ar tik savanaudiškai išnaudoja dvasinį vystymą? Matau, kad pastarųjų žmonių yra nemažai. Na, tai paaiškinama, žmonių gyvenimas yra sunkus, jų niekas nemokė teisingai gyventi, dauguma iš jų kentėjo, liūdėjo bei naikino save. Vėliau sužinoję apie dvasinį vystymą, kuriuo dėka galima išspręsti visas žemiškas užduotis ir pakilti aukštą gyvenimo ir evoliucijos lygį, jie siekia vien naudos savo. Tai pastebima žmonėse. Ar padeda dvasinės vystymasis tokiems žmonėms? Žinoma, padeda. Galiu pasakyti, kad jūs suprantu ne tik aš, jūs supranta ir kūrėjas. Jis supranta, kad jūs turit įsitikinti, kad dvasinis vystymasis jums padeda visose gyvenimo aspektuose, nes jis iš tikrųjų padeda. Kuomet kūrėjas jums padeda visose gyvenimo aspektuose ir užduotyse, tuomet jūs suprantat, kad tai veikia ir nusprendžiat vystytis toliau. Aukštesnė dvasinė hierarchija jumise pažadina susidomėjimą dvasiniu vystymusi. Dvasinė hierarchija supranta, kad žmogus materialus ir jį gali pastumėti tik materija. Dauguma klausia, ką aš iš to turėsiu. Jūs turėsite puikų gyvenimą, būsite savimi, jūs tiesiog būsite, juk jūsų gali ir nebūti. Dabar dauguma žmonių gyvena paskutinius gyvenimus ir palieka šį pasaulį visiems laikams. Jūs būsite, jūs dar gimsite. Gal gimsite ne šioje planetoje, o pasieksite aukštą lygį ir gimsite labiau išsivyščiusiose dvasinėse planetose. Taip gali būti. Supraskite, dvasinis vystymasis tai pats gyvenimas. Tai ne kažkokio ilgo chalato ar ilgos suknelės užsidėjimas, ar kažkokios kepurės užsidėjimas, kad būtų matoma, kad žmogus neva dvasiškai vystosi. Tai yra parodomasis dvasinio vystymosi žaidimas ir vaidyba. Dvasinis vystymasis tai tikroji žmogaus gyvenimo būsena. Tai kuomet žmogus gyvena savo tikroje, natūralioje būsenoje. Toje būsenoje, kai žmogus nevaidina, netarnauja, tačiau yra laimingas tuo, kad turi supratimą, žinias, vidinę laisvę. Tai supratimas, kad žmogus įbauginti neįmanoma, jis nebijo net mirties, nes ją supranta ir kuomet jie ateis, jis bus pasiruošęs priimti ją. Dvasinis vystymasis tai žmogaus gyvenimo pagrindas. Jūs visi čia atėję dvasiškai vystytis. Ką atveria žmogui dvasinis vystymasis? Atveria jį patį, atveria jo gebėjimus, galę, individualumą, sielą, jo žmogiškumą. Tik žinių dėka galima viso to pasiekti. Žinios išplečia jūsų sąmonę. Sąmonė tai jūsų sukauptos žinios, kurios ir yra pati sąmonė. Jūsų sąmonė pradeda jausti, matyti, mąstyti aukščiausios sąmonės Dievo Tėvo kūrėjo mintimis. Jūs pradedat suprasti, kad esat ne šiaip žmogus, o Dievo žmogus. Jūs asmenybė, kuri buvo, yra ir bus amžinai. Visa tai, kas jūs supa, yra reikalinga tam, kad jūs galėtumėt atsiverti kaip asmenybė. Atsiverti ir eiti toliau į kitus labiau išsivyščiusius naujos kultūros pasaulius bei planetas. Tam, kad galėtumėt atverti savyje dar daugiau to, kas yra įdiegta jumise nuo pat pradžių, pačio aukščiausio Dievo kūrėjo. Dauguma žmonių žaidžia dvasingumo žaidimą. Dauguma šypsosi, tačiau nejaučia vidinio džiaugsmo. Kalba malonius žodžius, bet juose nėra jausmų. Jie virsta besieliais biologiniais robotais. Jie išmoko atlikti kažkokį darbą,
bet jį atliekant nėra jausmų, būsenų, sielos, siekio, džiaugsmo. Džiaugsmo to, ką žmogus daro, sako, galvoja. Juk žmogus yra Dievas, kūrėjas, jis yra meilė. Kuomet žmogus gyvena be meilės, gyvena roboto gyvenimą, jis jau ne žmogus. Tai žmogus praradė savo prigimtį, savo prigimties resursą, individualumą, identitetą bei savo asmenybę. Mano mylieji, dauguma žmonių jau gyvena tokioje būsenoje, kurioje dvasinis vystymasis jiems padėti negali. Jie jau negali dvasiškai vystytis, jie jau nenori žaisti tokio žaidimo, nes tiesiog negali jo žaisti, kadangi juose nėra sielų. Jie dar turi sielas, tai jų sielos dirba sistemai. Dažniausiai tokie žmonės yra sistemoje ir dirba sistemai. Dvasinis vystymasis tai pakylėta dvasinė būsena, tai galimybių būsena. Kuomet žmogus žino, kad gali viską, jis nebijo nieko, valdo save ir savo gyvenimą, jis laimingas tuo, kad yra. Laimingas savo prigimtimi, tą dievišką būseną, kuri rusena žmoguje. Jis jaučia Dievo buvimą kiekvieną minutę. Ir būtent tą būseną užpildo visą pasaulį.